Ar žinai, koks sezonas tavęs laukia 26-aisiais? Gamtoje viskas turi savo ciklą ir mes tai priimam ir mes su tuo sutinkam. Juk niekas nebando sėti į iššalusią žemės sėklų. Tačiau savo gyvenime mes tai darome nuolat. Bandome forsuoti plėtrą tada, kai laikas reikalauja tylos ir šaknų auginimo. Mano klientai esybę žemėlapį vadina vidiniu kompasu. Kodėl? Nes jis parodo, kada spausti gazą, o kada sustoti ir pasikrauti. Tai jei jautiesi pasimetęs ar pasimetusi, yra didelė tikimybė, kad tai yra net ne tavo kaltė. Mes gyvename milžiniškame spaudime, kur sulėtėjimas yra netoleruojamas ir kartais netgi pavojingas. Pamiršome, kad kiekvieno iš mūsų veikimo mechanika yra unikali. Mes bandome tilpti svetimus rėmus, nors net nežinome, kokia kaina tie rėmai būna sukurti. Tai jei jautiesi netoks ar netokia, tu tiesiog neturi savo žemėlapio. O šiame triukšme jį rasti pačiam yra beprotiškai sunku. Tam reikia tylos ir lėtumo, kurių mes beveik neturim. Vis kažkur bėgam. Aš atidariau 5 vietas gruodžiui, bet padėčiau tau tą kompasą susikalibruoti. Noriu padėti tau pasiruošti kitam tavo etapui. Smalsu? Palik komentarą arba spausk nuorodą mano profilyje.